Šį savaitgalį karma buvo ne mūsų pusėje. Taip, dingsta pustas, nei antilagės veikia niekas. Kai užvarė ant svarstyklių, tai net policininkas į akis švietė ir norėjo reakciją mūsų pažiūrėti. 1, 2, 3, Sometimes this happens, sometimes shit happens. Labą dieną Lietuva, esam Mirandos mieste. Čia vyksta pirmasis ispanų drifto čempionato etapas. Tai truputėlį papasakosiu, kaip čia mums sekasi. Penktadienį turėjom treniruotės, šeštadienį kvalą, šiandien sekmadienį vyksta poriniai. Savaitgalis baigėsi anksčiau nei tikėjomės, remontuojamės, kas atsitiko, nulūžo smeigės, visos metalas pavargo greičiausiai ir va tiek žinių. Ką tu manai? Manau, kad būtų buvę gerai, Jo. bet šį savaitgalį karma buvo ne mūsų pusėje. Matai, 2 dienas labai šalta buvo, snygo, o šiandien saulė +10 ir va iš karto, nebe tas. Nu, mes nebuvom pripratę prie tokios šilumos. Kvalifikacija praėjom 8. O antru pabaigoje, tiesiog, pavadinkim taip, užsivirino sankaba. Po finišo įvyko spinas. Ir dėl to, kad įvyko spinas, teisėjai davė 0. Žiūrovom ten nepatiko, bet tokie yra reikalavimai. Sandros Efkės varikliai žiemą buvo padaryti atnaujinimai, bet jie neveikė taip, kaip turėtų viskas būti. Antrą kartą iš eilės man numuša apsukas. Visą laiką toj pačioj vietoj. Taip, dingsta pustas, nei antilagės veikia niekas. Kvaloj, taip sakant, gero rezultato nebuvo. Porininkai stiprus, papuolė top 3-2 vidutiniškai.
susitvarkėm, o paskui buvo Ispanijos čempionas ir po to Italijos atstovas, kuris yra šito čempionato nugalėtojas praeitų metų. Tai laukia stiprios kovos, buvom atsidėję stiprių padangų, viską, nusiteikę. Nieko liks man. Išsimiegoję visi. Ir ką. Arranca muy agresivo Yelena Flevicas de nuevo, ahí haciendo esos movimientos que, ojo, le pueden penalizar. Rubén Bolaños queda por la parte interior, no se esperaba esos movimientos, ojo que se puede afectar a la línea de no se despega con la parte interior, ojo que va a haber contacto, saca una rueda fuera, Yelena Flevicas a punto de salirse fuera, lo mantiene dentro, últimos metros. Sometimes this happens, sometimes shit happens. Taip, Sandra? Šiaip labai gaila, bet ir labai džiaugiamės, nes galėsim anksčiau namo išvažiuoti. Aš tikrai tai ne, tai eisim pavalgyti. Ne, viskas. Ką, dėkui visiems, dėkui Sandrai, Mariukui, šito vardo nežinau, Kęstučiui, kad gyvas liko per kelionę. Tiek, ačiū. Mama, aš nieko nedariau. Kaip čia pasakyti, kaip sekėsi? Labiau pasakyčiau, kaip nesisekė gal. Nes, Bet normaliai viskas buvo. nu, Viskas ten sekėsi. Sugra- Atvažiavo. sugražinčiau tas kelias dienas atgal, tai nei mano savijauta, nei tavo savijauta nebuvo gera. Tai žodžiu, išvažiavom anksti ryte, pasikrovėm, viskas gerai, kaip ir visada. Kilometrai sukasi, vairuotojai keičiasi, kas pamiega, kas vairuoja. Nu ir davažiavom Lenkijos galą, sakom, reikia kuro, reikia pasistiprinti, pasistiprinom lenkiško maisto. Nu, paskui išvažiavom, važiavom gal kokius 300 kilų Vokietijos, tvarkomam kely. Labą dieną, policija paėmė, bitė Folgen, sako, gal biškis per daug svorio turit, sakom, ne, baikit, iš kur jūs ten. Nu, sako, varom, patikrinsim. Kai užvarė ant svarstyklių, tai net policininkas į akis švietė, norėjo reakciją mūsų pažiūrėti. Bendras sąstato svoris buvo 9 tonus 220. O galima važiuoti su tokiu autobusu tik 7,5, taip leistina visas toks sąstatas. Nu, tai turėjom daug dviejopų minčių, kaip baigsim kelionę ar kaip skambinsim kam, bet buvo labai geranoriški policininkai, tai susimokėjom baudą, nesakysim kiek. Galite pabandyti patys kokį kartą su viršsvoriu pasigauti, bet žodžiu, su vokiškom taisyklėm turėtumėm nusikrauti ir tik tada mums paleistų, bet kadangi policininkai buvo, kaip ir sakiau, geranoriški, sakė, mes užmerksim akis ir jūsų nematysim. Tai padėkojom ir iškeliavom. Ir to pasokoj draugas mano nuo lenkiško maisto sugalvojo pasuot kelionį ir teko man kokį 1000 km non-stop pavaryti. Kadangi greitis ten 109, tai labai ilgai kelionė truko, tai buvau toks visas. O kolega buvo, teko netgi važiuoti Vokietijoje medikamentų ieškoti. Tai vat, dar to pasiekoju, dar užsukus dieną besukant į autohofą, sprogo ir traliuko padanga. Tai galiu pasakyti, man kelionė buvo tobula. Aš tai nelabai atsimenu kelionės, tai nelabai ką galiu pakomentuoti. Šiaip savaitgalis, galiu pasakyti, kaip ir smagus, bet kaip ir šalta. Nusimoviau be reikalo striukę, kad parodyt, kaip be reikalo nusimoviau striukę, kad neperteiksiu dabar jums, kad kaip šalta. Šiaip iš tikrųjų dabar šilta, nes biškį pasidarbavau, bet šiaip šalta baisiai. Tai 2 dienas tinginiavo, labai šalta buvo. Taip. Nu dar pasiremontavom, aš ten mažai gulėjau, aš kitus darbus dirbau, bet kolegos va biškį dėžę paremontavo, biškį tiltą pavirino. Aš jums nieko nebepadėsiu, niekur įkišti, va. Tai žodžiu, šiaip savaitgalis toks easy, kaip kelionė buvo sunki, taip savaitgalis toks lengvas, sakyčiau. Trasa mano manimu 4 iš 5, labai panašiai Kulbilokui, gaila, kad pats nepabandžiau.
Sveikinam čempioną. Kas dar pas mus naujo? Naujo dar pas mus yra tas, kad pernai tokius pitų pasivaikščiojimus filmuodom su GoPro Hero 12 arba 13 kamerom. Šiemet mums padeda parduotuvė fotoaparatas.lt, kuris suteikia Panasonic S9 kamerą, tai labai ačiū jiem, kad galim jums pateikti ir iš pitų kokybiškesnį vaizdą. Pernai per varžybas pasakodavau, kaip ten atrodo kokios trasos, tai šiemet bus truputį kitaip. Darysim tokias trasų apžvalgas ir reitingus. Tai pasižiūrėsim, ar čia jums patiks ar nepatiks, bet kad žmonės įsivaizduotų trasų gerumą, tai pabandysim išsireitinguoti viską, ką mes turim šiemet. Tai turim tokius kriterijus kaip trasos įdomumas važiuoti drifteriam, ar patogu stebėti, ar patogu priparkuoti automobilį, kokių mes čia turim pramogų, kokių čia turim maisto gėrimų ir kaip patogu yra dirbti medijai. Kiek kalbėjau su sportininkais, tai šita trasa, kuri primena Estijos Kliubilochų, dauguma vertina 4 iš 5. Žiūrovam stebėti yra patogu, tik yra toks vienintelis minusas, kad jeigu gaunam lietaus arba gaunam labai daug saulės, tai nuo jos kur nėra pasislėpti, 1 balą reiktų to vietoj nuimti. Parkingas yra tenai toliau, kur tie pastatai gatvėje, o ispanai renkasi į varžybas ženkliai anksčiau negu lietuviai. Sakant, jeigu tikrai nori gauti vietą, tai čia reikia atvykti kokie nors, nežinau, 8-9 valandą vėliausiai, kad atsisėstum, kai Lietuvoje dažniausiai chebra renkasi ant 11-12. Tai parkingas jisai toks nėra super patogus, reikia ganėtinai pasivaikščioti, tai irgi numetėm tada vieną žvaigždę, nuimam nuo 5. Dėl pramogų žiūrovam, tai čia yra įvairiausių dalykų, kai kurie pardavėjai organizuoja loterijas, kažkas pasistatė mašinų, yra kalnas prekybinių vietų, tai pagal tai, ką man teko matyti Europoje, tai čia tikrai maksimum 5 iš 5, kaip ir maistas būtų 5 iš 5. O kalbant apie medijos darbą, tai tikrai viskas yra labai patogu, iš esmės bet kur gali prieiti, yra pora pavojingų vietų, kur tavęs tiesiog neleidžia dėl saugumo, bet tai yra tas pas visur, tai trasa netoli pitų, yra pora prieimų, galima susirasti nesunkiai vietų, kur galima kirsti trasą. Vienintelis minusiukas toks, kad nėra normalaus media kambario, kur būtų galima tą medžiagą pasitvarkyti. Tai va, tai mes dabar turėsim va tokį skaičių čia, ką aš čia priskaičiavau. Kitos varžybos pas mus turėtų būti Vokietijoje Nürburgringe. Tai va ir galėsim ten tą dalyką pratęsti. Pakomentuokit, galbūt dar reikia kažkokį pridėti kriterijų, kad jums būtų įdomiau.